Ten. Gali nulipti nuo stalo vieną kartą, ką? Gali nulipti nuo... Labas, šiandien buvau truputį apsipirkti, nes aš noriu biškį namus pasidekoruoti. Taip jau rudeniui. Ne tie heloviniški, bet taip pusiau heloviniški. Vėl bidonas ant stalo, aišku, atėjo. Kodėl to ant stalo tik guli? Tai parodysiu tokį pirkinių holą, bet jis čia toks labiau bus namų dalyko, nes man labai patinka tokie visokie namų dalykai, namams pirkti. Tai vat, pasilikit ir žiūrim kartu, ką nusipirkau. Tai šiandien darysime pirkinių holą kartu su mano stalo dekoracija, bidonu, kuris mėgsta ir įkasti kartais. Gali nulipti nuo stalo, bidonu. Eikš. Pirmiausia, aš važiavau į Flying Tigerį. Nes aš norėjau kažko tokio heloviniško, nors mes nešvenčiam helovino, bet patinka man taip tos namus biškai pasidekoruoti su vaikais. Tai Flying Tigerį realiai buvo tų dalykų, ką ten galima pasidekoruoti namam, bet ten tokie jau visi jau labai tokie heloviniški, visokios ten kaukolės ir panašiai, kas visiškai nėra mano stilius. Tai bet radau kelis dalykus iš Flying Tiger. Nusipirkau tokią helovino girliandą. Čia visokie, galėsim tuos pasikabinti ant sienos, visokie pumpkinai ir šikšnosparniai ir vaiduokliai. Dar nusipirkau, tas man labai patiko, bidon. Ką darai? Ant laukinių durų pasikabinti va tokį trick or treat. Man labai patinka toks. Galime čia tą nupiešti. Toliau tęsint mūsų pirkinių holą, tai čia jau labai nebebus daugiau čia heloviniško nieko, nes aš dekoracijų dar namie turiu ir aš šiaip nemėgstu pirkti tokių visokių nesąmonyčių kiekvienais metais, man labiau patinka kažką tokio faino nusipirkti, kur galėčiau ir kitais metais dar kartą panaudoti, taip pat ir su kalėdinėm dekoracijom. Mes tik tais eglutę esam pasikeitę anais metais, nes prieš tai kokius 8 metus turėjom tą pačią eglę, bet ten jau tokia buvo visiškai taip į vieną pusę nulinkus. Tai nusipirkom tokią jau didelę eglę, kuri tikiuosi ilgai tarnaus, o vis tie eglutės žaisliukai, tai realiai ten metus tos pačius turim, tik tais aš mėgstu nusipirkti tokius ypatingesnius, nes aš turiu tokią tradiciją padarius vaikam, kad per kiekvienas kalėdas aš nupirku joms po žaisliuką ant eglutės, kokį įdomesnį. Tai dažniausiai aš juos randu arba Zara Home, arba kokį nors čia turkiško vietinį parduotuviai, arba kai H&M Home tokių fainesnių, bet fainiausia suradu Zara Home, tai tuos dažniausiai aš jas nupirku po vieną tokį, kur ten ir gražesnis, ir brangesnis, ir vaikams padovanoju tokį kaip prisiminimą tom kalėdom. Vėliau iš mano pirkinių holo, man labai patinka tokie visokie tvarkymosi dalykai. Čia jeigu jau matėte iš mano paskutinio vlogo apie namus, kaip aš juos tvarkaus, tai aš labai mėgstu namus tvarkytis. Tai aš buvau užinfluencinta TikTok'e, ten toks yra TikTok Clean, man atrodo, ar jo, kažkas tokio. Kaip ten namus tvarkos, ten jau belia kaip iš pagrindų, ten aš jau taip, ten jau, nežinau, ten manau viską daro dėl kontento, nemanau, kad taip iš kur žmonės realiai namus tvarkos, kaip ten rodo, nes ten jau kaip tas deep clean. Tai aš buvau užinfluencinta nusipirkti ir aš jau naudoju tokį The Pink Stuff purškiklį, tai aš jau čia 3 buteliuką naudoju. Nežinau, ar turėjau geresnį, kuris man patiktų, kad realiai aš toks žmogus, kad aš nemėgstu labai daug tų chemijų. Nusipirku vieną, kuris geras ir realiai jį visur naudoju. Tai aš iš tos serijos dar turiu The Pink Stuff pastą tokią, su kuria ten labai gerai kriauklės, tualetus, viską išvalo. Tai nežinau, ar yra Lietuvoje, pas mus čia Turkijoje yra tokie Rossmann parduotuviai, bet realiai tas, kas yra Rossmann iš tokių cleaning dalykų švaros, yra ir Drogas parduotuvėse. Esu mačius ne kartą, kad Drogė yra tos pačios serijos, Isana visietė servetėlės ar ten dušo želė, šampūnai, tai ir pas mus tas pats. Aš manau, Lietuvoje tikrai yra daugiau dalykų tokių tarptautinių, užvežtinių iš Amerikos, negu mes Turkijoje turime, nes Turkijoje realiai mažai tokių dalykų. Toliau dar, kai iš TikTok'o esu užsiinfluencinus ir dar nebuvau nei kartą išbandžius, tai man labai įdomu, ar čia tik išpūstas burbulas, ar jis toks labai wow kaip giria. Tai TikTok'e, kiek žiūrėjau, tas buvo Scrub Daddy, tai aš jau žiūriu, čia yra Scrub Mommy. Kempinė ale kažkuo labai ypatinga, tai dar neišbandžiau, reikės gal ir to išbandyti arba vakare. Tai aš jį žiūrėjau, jau porą mėnesių, aš taip praeidama žiūrėdavau, bet jis brangiai kainuoja, dabar buvo biški akcijų, tai paratuoju tiesiog, ko reikia išbandyti. Ką jis čia sako, kuo jis čia toks ypatingas.
Nu, žodžiu, kol kas aš matau, kad lygiai tas pas kaip visur. Nu, žodžiu, kai išbandysiu, pasakysiu, ar čia žiauriai wow, ar nieko ypatingo. Nes jis toks kietas, ten kažkaip rašė, kad šaltam vandenys kietas, o šiltam suminkštėja, ar atvirkščiai. Grįžo mano vyras pietų pertraukos ir dabar man trukdo filmuoti. Prašau. Gerai. Tai yra toks šampūnas. What else do you need, my love? Water, you can take water, I allow you. Palaukime, kol jis pils ponas vandens. How was your job? Okay. Okay. Did you bring me something? Tai va, yra toks šampūnas. Ir aš apie tos šampūnus, aš juos matydavau. Ir vieną kartą aš įnuėjus TikToką, ten kažkaip man išmetė, va TikTokas man dėl to patinka, nes į tokių fainų dalykų gali rasti, kur realiai Instagrame aš tokių nematydavau. TikTok'e ten yra tokia potėmė apie Turkish pharmacy, tai Turkijos vaistinės, ir ką ten užsieniečiai nuvažiavę apsipirka. Tai realiai aš sužinau tiek dalykų iš vaistinių, kur aš pati nežinodavau, nors realiai po to rodo namie, kad mes netgi ten kai kuriuos kremus, kuriuos rekomenduoti, tarkim, spuogam, kažkam ir taip toliau, mes namie jų turime. Taigi, tas šampūnas yra šitas, Bioxin, violetinis, ir aš jį naudoju ilgai. Buvau kelis kartus padaręs pertrauką tiesiog, kažką kitą pabandžius, bet vis grįžtu prie jo. Nors aišku dabar nepasakytumėt, kad čia mano plaukai kažkaip labai vau atrodo, bet realiai mano plaukai būna labai priglaudę. Visą laiką, tai vienintelis, kuris man juos pakelia nuo šaknų, tai dabar mane priglaudęs, aš su kepurė vaikščiau, dar su ausinėm. Tai jų būna įvairių rūšių, ten būna ir žalias buteliukas, su keratinu, dar kažkas, aš visus bandžiau, man raudonas buteliukas nepatiko, nes jis man buvo per sunkus, o šitas man labiausiai patinka. Ir dabar buvo akcija, kad perki vieną ir dar mažiukas buteliukas dovanų, nes tai toj parduotuvėje vyksta kažkoks gimtadienis ir panašiai. Toliau, ką aš vis laik nusipirku, kai būna akcijų, tai nusipirku what else? Still water? Coffee? Are you making, if you make coffee, can you make for me too? Will you make coffee? No. I can make for you, but I will... It's okay, I will make later. I will press. Tai dar ką aš nusipirku visą laiką, jeigu taiko ant akcijų, tai yra korietiškos veido kaukės. Tai čia tiesiog nusipirkau, daug prisipirkau, įsėsiu į šaldytuvą, nes aš stengiuosi, jeigu nepamirštu į savaitę kartą du, užsidėti kokią kaukę tikrai. Tai čia buvo realiai po 25 lyras, tai čia mažiau negu euras. Nu čia visiškai nemokamai, kaip mes turkiai sakom, nemokamai. Reikia įdėti šaldytuvą. Toliau, grįžtant prie namų daiktų. Čia tokių jau truputį rudeniškų, kaip aš sakiau, labai noriu namus pasidekoruoti. Man labai patinka visos šventės. Realiai, mažiausiai, ką mes švenčiam namie, tai yra Velykos. Gal kad Velykos trunka kiekvieną dieną realiai, nu, Kalėdos irgi tik realiai 2-3 dienas švenčiamos, bet Velykos, nu, visą laiką kažkaip, kadangi ir Turkijoje nebūna tuo metu aplink tuo metą atostogų, tai mes šiaip ir jų nepavyksta, taip labai susikurtos atmosferos. Ir man čia dekoracijų labai trūksta, tokių pavasariškų. Tai reikės iš to atveju pastaisyti, o dabar grįžtame prie rudens dekoracijų. Tai vat, nuvažiavau į vieną parduotuvę, nusipirkau rankšluostukų, tokį rudeninio, čia negi su tais lietuviškai kaip vadinasi, pumpkin, moliūgėliais. Nežinau, man tas patiko, šitas labai patiko, o tas toks sauso, bet irgi kaip jis geras. Toliau nusipirkau dar žvakių, irgi tokį rudeniškį, man jis labai mielas pasirodė. Fokusuojasi. Tai jeigu kam įdomu Turkijoje, kas gyvena, tai čia iš Waikiki Home. Ir dar nusipirkau tą table runner, tą kelį stalą ir kaip jis vadinasi, tą staltiesėlę tokia. O dabar einam pasidekoruoti namus. Vida, Neda, quiet. Vida.
Atsitraukiu dar iš savo sandėliuko kažkokias dekoracijas, kur turiu nuo praeitų metų ar už praeitų. Tai dabar net neatsimenu, kas čia gerai. Čia turime kažkokį gnomą. Iš kuris čia pirktas. Arba iš Pepko jisai, arba iš Sensei. Nes man mama buvo nupirkus. Ko dar turime? Čia nieko. Kalėdinio atvirukų radau. Ai, dar tokių turėjau labai fainų, tai va dar tos pasidėsim. Čia irgi iš Pepko arba iš Sensei mama nupirko. Va tokie, labiausiai čia mūsų namuose bus helovyniški dalykai, tai šitie. Ir va šitas ant durų. Ir dar ta girlianda. Dabar einam biškai helovyniškai pasidekoruoti. Gnomą pridėsiu, nes man ten nepatiko, tai gnomą dėsim ant radiatoriaus. Šitos 3 irgi. Dar prisiminiau, kad turiu tokią žvakę, kur realiai šią vasarą pirkau. Iš Sensei turbūt. Tai čia ant stalo jau gal nebedėsiu, nes čia jau per daug žvakių ir mano katino. Tai jinai realiai aš laikydavau čia tiesiog prie kavos, tai aš ją čia ir paliksiu prie kavos aparato. Dabar dėsim šitą. Tai va tiek čia tų mūsų helovyniškų, rudeniškų dekoracijų. Dar gal reikės su vaikais kokiu nors vaiduokliuku pakarpyti, ant lempų pakabinti. Bet man visai taip mielai atrodo, ane bidonai? Truputį rudeniškai. Tai va šiandien gavas toks mini vlogas, ne vlogas, labiau haulas apie tai, ką aš čia nusipirkau. Labai jau laukiu, kada aš čia galėsiu pasidekoruoti tos namus, nes man žiauriai patinka tokie mini dalykėliai. Pavyzdžiui, galvojau, vakar būtų buvo labai faina, nes jų vakar aš jau norėjau, bet vakar aš nebuvau nuėjus į parduotuvę nieko nusipirkti, nes vakar labai lietus lijo ir vakar buvo tos grynas ruduo, o šiandien pas mus realiai kaip pavasaris, saulė šviečia, bet vis tiek, jau kadangi spalis, jau tuoj spalio vidurys, tai manau pats laikas pasidekoruoti. O lapkritį aš planuoju, aš lapkritį darausi tokį planą advento kalendorių, ką vaikams pirksiu, arba ką darysiu, ką ten dėsiu, nes jau gruodį tą visą kalendorių pasidarau, jau čia pasikabino čia ant sienos, netgi čia tie lipukai likę yra, aš net nebenuimu jau. Visos eglutės, netgi mano didžioji jau klausė, kada eglę statysim, sakom, nu dar biški labai dar per anksti. Tai lapkritį aš jau pradėsiu planuotis jau sąrašiuką maždaug, ką dėti tos kalendorius dienėlės, nes aš ten pamaišau ir užduotėlių tam visokių, ar ten kai filmą pažiūrėti, valgyti pasidaryti kažką ten tokių skanėstų, ir ten tokių mini žaisliuką aš nuperku jom, tai aš dabar pradėsiu po truputį žiūrėti, ką maždaug aš jom noriu įdėti, ir irgi tą visą procesą nufilmuosiu, kai aš darysiu tą kalendorių. Tai jeigu dar nepasiekėt, kviečiu pasiekti ir ačiū, kad žiūrėjot. Ate.